Laidą pristato Mercedes-Benz GLC Coupe. Mercedes-Benz. The best or nothing. Sveiki, su jumis laida Ne vienas kelyje. O ją šiandien pradėsime pasakojimu apie netradicinius skraidančius objektus, kartais žalojančius mūsų automobilius. Deja, bet taip kartais būna. Kiekvieną savaitę nutinka daugybė eismo įvykių, kuomet vieną automobilį sužaloja kitas automobilis, kuomet automobilį sužaloja žvėris, tačiau turbūt niekada negirdėjote, kad automobilį sužalotų žuvis. Apie tai šiame reportaže. Prasibundu vieną rytą ir žiūriu, kad, įmušta, reiškia, ten mašina ir taip žiūriu, nesuprantu, kaip taip galėjo būti. Būtų prie Marių, suprasčiau, buvę tokiu atveju, kada burlentė nuo stogo nukrenta. Bet čia nieko nėra, vėjo nebuvo, nieko nebuvo. Ir taip žiūriu, taip ta vieta, kur įmušta, taip keistai žvynais aplipus. Ir po to dirstu už poros metrų šalia automobilio žuvis guli, raudė kokių 200 gramų. Akivaizdu, kad paukštelis nešėsi iš Marių, gal per didelę pasiėmė, nepanešė, paleido. Teko kokiem nors rimtiems žmonėm, ar ten policijai, ar ten draudimui, ir dar kažkam papasakoti tokią istoriją? Su draudimu, aišku, reikalų reikia turėti nori, nenori. Nusinčiau nuotraukas to viso defekto, sakykime, įmušimo. Pažiūrėjo, sakė, policijos kviesti nereikia, nes tai nėra kažkas tokio, vis tiek čia kamerų apsaugos nėra, nieko nerasim, jeigu kas ir tyčia įmušė. Tai taip ir sutiko draudimas atlyginti žalą. Bet turbūt buvo nedrąsu pasakyti tokią versiją, kad žuvis sulenkė. Ne, apie žuvį aš nutylėjau, tiesiog pasakiau, kad radau taip ir viskas. Nes draugam papasakai, tai turbūt irgi niekas netikė. Tai be abejo, visų buvo vienas paprastas pirmas klausimas, ką rūkiai. Nes tikrai pačiam būtų kas papasakotų, nepatikėčiau nei už ką. Jo, tai praktiškai nuo šiol prie Marių automobilį reikia laikyti po stogo, turbūt. Sunku čia rasti tą stogą, bet irgi tikimybių teorija, jeigu skaičiuot, kiek šansų, kad dar kartą pataikys, aš neįsivaizduoju, statistų reiktų paklausti. Jeigu nedraudimas, tai tada jau būtų reikalų. Jeigu nedraudimas, tada taip. O štai politikas Arvydas Anušauskas netiki nei skraidančiomis žuvimis, nei sąmokslo teorijomis. Tačiau jo automobilį sužalojo kitas skraidantis objektas – plyta. Po pranešimo neparkuoti automobilį dėl stipraus vėjo po medžiais, aš jį pastačiau ties namu, bet nežinojau, kad ant stogo auga taip pat medžiai. Panašu, kad stiprus vėjas tiesiog paskatino plytų kritimą iš viršaus. Atsitiktinumo dėka, aišku, nieks nenukentėjo be automobilio, bet tai žinoma pataisoma. Jisai gali važiuoti, tačiau saugumo prasme nėra gerai. Nes vidinis veidrodėlis nuo smūgio taip pat atšoko ir dabar tabaluoja nepritvirtintas ir atgalinį vaizdą galėčiau žiūrėti tik iš šoninių veidrodėlių. Draudikai žino, iš tikrųjų jiems tai nėra problema, nes automobilį apdraudus kasko iš tikrųjų jie susitvarko pakankamai operatyviai. Jei jūs esate apdraudęs automobilį vadinamųjų kasko draudimu, tikėtina, kad jį suremontuos draudikas. Tačiau jei tokio neturite,
Tada, nukritus žuviai ar plytai ant jūsų automobilio, teks atverti pačiam piniginę. Nebent jūs surasite kaltininką ir teisme tai įrodysite. Na, o dabar kitas reportažas apie šalyje jau vykstantį konkursą Geriausias Lietuvos vairuotojas. Prieš savaitę Vilniuje, Ogmijos miestelio naujojoje aikštelėje, startavo tradicinis konkursas Geriausias Lietuvos vairuotojas 2016, į kurį susirinko beveik 100 teisingai atsakiusių į portale 15 min paskelbtus atrankos klausimus. Teorinę konkurso užduotį konkurso organizatorių parengtus 30 nelengvų klausimų iš įvairiausių automobilizmo sričių ir žinoma apie eismo saugumą geriausiai sprendė Vytas Belinskas ir Justas Eimontas. Suklydę po 8 kartus. 2 klaidom daugiau padarė Mindaugas Valiūnas ir Aurelijus Dailidonis. Regis 8 ar 10 klaidų daugoka, tačiau, kaip pripažino patys konkurso dalyviai, šiemet klausimai buvo įdomus, tačiau gana sukti ir klastingi. Maloniai nustebino net 5 moterys, kurių teorinių žinių koeficientas suteikė joms teisę kartu su 14 vyrų varžytis ir praktinio vairavimo rungtyje bei kovoti dėl kelialapių į konkurso finalą. Renginio svečias, vienas greičiausių šalies lenktynininkų Vaidotas Žala, ne tik pirmasis išbandė parengtas trasas, bet ir ilgai bendravo su konkurso dalyviais, atsakydamas į jų klausimus. Greitai, efektyviai ir saugiai, tokie kartais atrodo skirtingi dalykai, bet man atrodo, tokiuose konkursuose puikiausiai matomas tas jų derinys, kad visus 3 galima suderinti ir tai praktiškai parodyti. Tai tos netradicinės užduotis už vairo aikštelėje, tai puikiausias pavyzdys ir puikiausia praktika. Ypač tiem vairuotojams, kurie žiūri į tai ne kaip į užduoties atlikimą iš A į B nusigauti, bet kaip į kažkokią profesiją, malonumą, hobį. Praktinio vairavimo trasoje, kurioje nesunkiai galėjai įžvelgti nemažai elementų iš regitros aikštelių, pretendentai tęsė kovą vairuodami naujausius Toyota RAV4 ir Toyota Prius automobilius. Pagal renginio nuostatus teisę varžytis finale iškovoja po 5 atrankiniuose etapuose sėkmingiausiai pasirodžiusius pretendentus ir po 2 geriausius rezultatus pasiekusias dailiosios lyties atstoves iš kiekvieno etapo, jei daugiau moterų nepatenka į turo geriausiųjų 5-tukus. Teorinėje rungtyje padarytas klaidas teisėjams pavertus baudos sekundėmis ir pridėjus praktinio vairavimo abiejose trasose sugaištą laiką ir gautas laiko baudos, Vilniuje paaiškėjo pirmieji konkurso Geriausias Lietuvos vairuotojas 2016 finalininkai. Pirmasis kelialapis į finalą įteiktas etapo nugalėtojui Vytui Belinskui, pranokusiam 2012 metais geriausio šalies vairuotojo titulą iškovojusi Aurelijų Dailidonį, 3 vietą laimėjusi Miroslavą Račkovskį, 4 vietą užėmusi Justą Eimontą ir paskutinį vagoną dar spėjusi įšokti Karolį Daujotą. Į kas ir liejo apmaudą, tai nebent Giedrius Černiauskas, kurį nuo geidžiamo kelialapio į konkurso finalą skyrė mažiau nei 1 sekundė. Finale varžysis ir etapo nugalėtojo tarp moterų tapusi Milda Žukauskienė bei 2 vietą užėmusi Olga Židovlenkova. O štai klubo Drift Track Lietuva nariai konkurso dalyviams ne tik pristatė nedaug kam matytus vadinamo drifto triračius, bet ir suteikė progą juos išbandyti patiems. Laidą pristato Mercedes-Benz DLC Coupe. Mercedes-Benz. The best or nothing.
pristato Mercedes-Benz DLC Coupe. Mercedes-Benz, the best or nothing. Tikriausiai idealių vairuotojų nėra. Tačiau keliuose gali būti saugiau, jei mes turėsime mažiau ydų ir mokysimės vairuoti. Tad laida Ne vienas kelyje kartu su lenktynininku Vytautu Švedu pasiūlė žiūrovams atsikratyti žalingų įpročių ir tapti geresniais vairuotojais. Vasarą socialiniuose tinkluose kreipėmės į vairuotojus. Turite ydų, kažkas jums nepavyksta prie vairo, o gal šeimos nariai, draugai, vairuodami kažką daro ne taip, kaip reikia, praneškite mums, o mes pakviesime į pamokas Panevėžio darbo rinkos mokymo centre, leisime jums pajusti, kaip vairuojate, kodėl taip vairuojate, kodėl vairuoti taip nereikėtų ir kaip vairuoti teisingai. Jums padės pats geriausias saugos vairavimo instruktorius, Lietuvos ralio čempionas Vytautas Švedas. Ar kada pagalvojote, kokią įtaką eismo saugumui, avaringumui turi vairuotojo sėdėsena? Ar yra skirtumas, kaip aš sėdžiu? Ar taip, kaip kareivės 90 laipsnių kampu, ar atsilošęs, atsigulęs? Į jūsų klausimą atsakys Vytautas Švedas. Nu tai labą dieną, Žilvinai. Ir pasako, kas pas tave, kokios bėdos kamuoja, kas vyksta ir ką galim pagerinti, patobulinti. Didžiausia problema tai sėdėjimus važiuojant už vairą. Važiuoju, galim sakyti, gulom beveik. Tai yra patogiau? Ilgos kelionės kaip pripratęs, tai patogiau. Patogiau, bet biškai gal kenčia matomumas, jeigu gulščiai ir gal net stuburo neypatingai patogu, ne? Šiek tiek. Tikriausiai, kad kenki. Ir tam, ir tam. Nu jo, toks įpratimo klausimas, ne? Bet iš principo tai, šiandien mes ir turim tokį mažą eksperimentą, padarysim eksperimentą, kad patvirtinti arba paneigti tavo tą gulėjimą, arba toleruoti, arba netoleruoti jo, nes iš principo, kai tu važiuoji taip gulom ir per daug atsipalaidavęs, vis tiek tu turi turėti 110% koncentracijos važiuojant kelyje. Kas beatsitiktų, kaip beatsitiktų, kada beatsitiktų. Patogiausia išvairuoti automobilį, kai tu automobilį gali valdyti šitą sekundės dalį. Ne ateinančią, ne už 3 sekundžių, bet dabar. Šiandien mes tau padarysim mažą eksperimentą, kai tu pravažiuosi mūsų slidaus kelio atkarpą su judančia plokšte, kuri imituoja galinės automobilio dalies slydimą. Ir vieną kartą tu pabandysi tą padaryti, gulėdamas taip, kaip tau atrodo ir yra patogu. Antrą kartą tiesiai ir teisingai sėdėdamas. Šiaip slidu, kelias labai slidus. Jaučiasi. Automobilis paslydo irgi pakankamai stipriai, bet 1/100 sekundės dalis vairas pasuktas būtent į tą pusę, kur reikia, ir automobilis rieda tiesiai. Aš tikrai abejoju, ar aš būčiau ką nors nuveikęs, jeigu būčiau labai toli savo krėslę įsitaisęs, kaip prie sofos žiūrėdamas futbolo varžybų. Tai dabar pabandom tą viską padaryti su tavim. Pradžiai įsitaisom taip, kaip įpratę. Aš irgi gal atsigulu tada, ne? Kaip jums patogu. Aš kad prie kolektyvo būtų. Tai iš principo, gulėdamas aš net pastebėjau, kad tu net biški keliesi, nes nelabai matai priekio automobilio. Nelabai matai, kur čia koks ženklas, kur kokia kliūtis žemiau. Ženklai matosi. Ženklai matosi, bet kas, vadinkim, bordiūriukas ar kažkoks tai gulintis policininkas ar dar kažkas, tai ir duobė, tai tu tik tai numanai, ne, matydamas ją iš toliau. O, mes čia esam, mes čia atlikinėjom. Daug viražų, daug posūkių, bet jau baigėsi tavo ir tas, kur, žinai, gulėjimas, ne, ir jau biški prakaitas pradėjo pilti ir reikėjo prisitraukti prie vairo, bet vis tiek mes
visą tą atkarpą tiesinom ir lyginom mašiną, ne? Taip. Net ir gulint prie vairo. Automobilį atsukai taip, kaip reikia, bet po to, kai jisai pradėjo lygintis, pastovi vairas dar buvo susuktas. Tada vėlavai sukti atgal vėl. Nes nelabai jauti pačio automobilio slydimo. Tai sėdėsena irgi lemia tą pojūtį. Kai tu guli, tu vienaip reaguoji, kai tu sėdi, tu jauti, negražiai tariant, viską su savo užpakaliu, kaip tas automobilis jaučiasi kelyje. Gulėdamas, tu jauti su stuburu. Su stuburu jausti ne pats geriausias momentas. Reikia jausti su savo sėdynė, kas atsitinka. Nu tai pabandom dar kartelį. Все. Nelabai mes čia turėjom variantų, jo? Taip. Pavėluoti tikriausiai vėl. Arba ne į tą pusę. Kažkas vyksta, ne, į tą, tai į tą. Bet visų pirma, tavo tas sėdėsena buvo, nu, tokia tradicinė gulinti, ne, tradicinė gulinti sėdėsena ir vairo laikymas. Tu jį laikai kažkur tai už čia ir ta tavo jėga pasukimo, nu, tikrai netokia, kur tu galėtum pasukti. Vairavimas 3-9 valandą. Dabar tada paimam, susistatom sėdynę taip, kaip mums reikia. Svarbiausia ir kojų atstumas nuo pedalų ir rankos atstumas iki vairo. Ne? Tai iš principo, jeigu tavo yra priglaustas petys prie sėdynės, ištiesk ranką, tavo vairas turėtų būti riešas liesti vairo viršų. Ne? Mes plius minus dar šiek tiek turėtumėm. Aha, okei. Čia ir gal čiut per vieną padėtį į priekį sėdynį. Taip. Nu, lengviau. Pirminė fazė. Pirminiai fazėj klaidos nei vienos. Atsukai, pajauti, į kurią pusę slyst, atsukai akceleraciją ir bandė išvažinėti. Po to šiek tiek vėlavai, bet pirminiai fazėj automobilis nepaslydo nebegrįžtančiai. Pasukai, akceleravai ir išvažiavai. Ar atsakėme tavo klausimą? Taip. Ar lengviau? Žinoma. Lengviau, aiškiau, supratingiau. Gulim lovai, ant fotelių, ant šezlongų, bet mašinoje visgi gerokai saugiau yra negulėti, o sėdėti ir būti pasiruošus kiekvienam kartui, kada galėtų automobilis paslysti. O būkim bėdini, bet teisingi, bet tokių kartų būna. Ačiū tau Dėkui jum irgi. Už gerą elgimąsi, už tai, kad galbūt pasistengsi nebe gulėti prie vairo. Žinoma, stengsimės. Ir padarysi visą eismą ir savo kelionę saugesnę. Taip, būtinai. Kad taptume geresniais vairuotojais, rūpinasi ne tik mūsų laida Ne vienas kelyje ir Vytautas Švedas. Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos ir Susisiekimo ministerija kartu su partneriais pristatė išmaniąją programėlę išmaniesiems įrenginiams Vairuok saugiai. Nors statistika rodo, kad saugumo situacija Lietuvos keliuose gerėja, atsakingos institucijos vis dar nenuleidžia rankų ir kuria naujas programas saugumui gerinti. Europos bendrovė Ergo Insurance Lietuvoje ir Susisiekimo ministerija bei Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos suvienijo jėgas bendrai iniciatyvai didinti saugumą šalies keliuose ir skatinti saugaus vairavimo kultūrą. Naujausia idėja – pirmoji Lietuvoje saugaus vairavimo įgūdžius ugdyti padedanti programėlė išmaniesiems įrenginiams Vairuok saugiai. Aš manau, gyvenimas nestovi vietoje ir prie tam tikrų taisyklių žmonės pripranta. Visada naujos priemonės, nauji žingsniai, naujos iniciatyvos verčia susimąstyti, verčia įsigilinti ir tuo momentu žmonės gauna tam tikras žinias, tam tikras taisyklės pradeda naudoti. Na ir būtent 21 amžiuje, kada mūsų gyvenimai yra neatsiejami nuo mobilių įrenginių, tokios programėlės leidžia prieiti prie eismo saugumo problemų ir moderniai, ir išmaniai, ir išnaudoti tas technologijas, kurios, manau, tikrai leis pagerinti dalies vairuotojų elgesį keliuose. Tokia socialinė programėlė yra labai patraukli, pasižymi naujumu
nauda taip pat. Daugelis iš mūsų vairuojam automobilį. Kasdien būnam prie vairo ir kažkaip tai susitaikom su tuo, kad ne visada laikomės kelių eismo taisyklių. Susigyvenam ir jau nebekreipiam dėmesio tiesiog. Šita programėlė leidžia objektyviau įvertinti savo veiksmus, ar iš tikro mes esam tvarkingi kelių eismo taisyklių gerbėjai ir vykdytojai. Tai man atrodo, kad prisimint ir kritiškai pažvelgti į save yra labai gerai. Vairuok saugiai programėlė netrukdo vairuotojui. Važiuojant automobiliui, jie išjungia visas nereikalingas programas, pranešimus, kurie gali vairuotojui trukdyti vairuoti. O balsas vis skatina vairuoti saugiai. Kelionės pabaigoje skiriamas balas už saugumą. Skalėje nuo 0 iki 10 būsite įvertintas pagal tai, ar agresyviai ar ramiai važiavote, ar viršijote greitį ir pagal kitus parametrus. Baudimo ir kitų dalykų turbūt nebus, nes mes esam pastebėję, kad daug gerų dalykų ir daug gerų pokyčių vyksta ne tada, kada yra žmonės gąsdinami ir baudžiami, bet tada, kada jiem yra pasakoma, kai jie tai elgiasi geranoriškai ir savanoriškai, suprasdami, kodėl jie taip elgiasi. Tikrai nebus kaupiami šitie duomenys ir nebus pagal tai rašomos baudos ar kitokie sankcijos taikomos. Ilgainiui programėlę naudojantis vairuotojas gali ne tik kritiškiau vertinti savo vairavimą ir įprasti vairuoti saugiau, bet ir kaupdamas taškus gauti naudos. Surinkęs 100 taškų vairuotojas kaip atlygį už pastangas vairuoti saugiai gauna nuolaidos kuponą, su kuriuo ergo transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą gali įsigyti su 20% nuolaida. Nu o dabar paskutinis mūsų reportažas skirtas mažiesiems eismo dalyviams. Aš su jumis atsisveikinu ir dar kartą primenu, mokinukai dar nėra įpratę prie intensyvaus eismo ir po atostogų išsiblaškę. Tad vairuotojus raginu, būkite dėmesingi ir atsakingi. Atsakingi ne tik už save, bet ir už jaunuosius eismo dalyvius. Sudie, gero kelio. Nuo rugsėjo 1 dienos kasdienės kelionės į mokyklą Lietuvos miestuose pradeda tūkstančiai moksleivių. Jie užplūsta šaligatvius, kerta gatves. Vairuotojai privalo vairuoti dar atidžiau, bet visų vairininkų nesukontroliuosim. Vaikai taip pat keliuose turi būti atidūs, o čia jau tėvų rūpestis. Į mokyklą ar keliauji pats, ar paveža tėtis, ar autobusu? Dažniausiai tai keliaujam su tėčiu, o nedažnai tai vienas nuvažiuoju su autobusu. Visą laiką paskui vaiką neprivaikščiosi. Mokyklą jam vis tiek kažkada reikės pasiekti vienam. Taigi vaikai privalo žinoti kelių eismo taisyklės, suprasti, kad keliuose reikia būti atsargiems. Tai Ignai, kurią klasę eini? 3. Jau ne pirmus metus eini į mokyklą. Ar moki eiti per perėją, ar moki kirsti gatvę? Taip. Ar moki šviesoforo signalus, ar irgi žinai, kaip tas veikia? Taip. Kada reikia eiti? Per žalį, geltoną, raudoną? Per žalį. O per raudoną ką reikia daryti? Sustoti. O kam geltonas skirtas? Pasiruošti. Ar jautiesi saugus eidamas palei kelią ir keliu ir kirsdamas kelią? Kirsdamas kelią nelabai. O kodėl? Dėl to, kad nėra šviesoforo ar net nežinai, kada atvažiuoja mašina. O kai einu per perėjom, aš visiškai esu saugus. Ar tikrai visiškai esi saugus? Čia ta prasme per tą perėją, kur šviesoforas yra? Taip. O be šviesoforo tai nelabai. Tikriausiai visų pradinukų tėvai pirmas dienas į mokyklą palydėjo savo atžalas. Vieni atvežė automobiliu, kiti pėsčiomis. Tačiau nemažiau svarbu kartu su mokinuku įveikti visą maršrutą ne nuosavu automobiliu, o taip, kaip jis kitomis dienomis tai darys vienas. Patariant, aptariant, o gal net pakeičiant tam tikras maršruto atkarpas saugesnėmis. Jau ne pirmus metus leidžiate vaiką į mokyklą ir ar rūpinatės ir kaip rūpinatės jo saugia kelionė iš namų iki mokyklos? Žinoma, jeigu tik tėtis gali, tai visada paveža, o jeigu ne, tai renkantis mokyklą labai pasidžiaugiam, kad kaip tik autobusas sustoja šitoje pusėje, kur ir mokykla yra. Todėl labai patogu, išvengiam vieno perėjimo per perėją. Bet grįžtant reikia vis tiek perėti per kitą pusę, ar ne? Žinoma, jau nuo darželio laikų, dar nuo tada, kai darželio nelankė, žinom, ką reiškia šviesoforas ir kad eiti tik per žalią šviesą. Ir netgi aš pati
kai šalia nėra vaiko, stengiuosi laikyti šitos taisyklės, kad neužkrėsti blogų pavyzdžių. Mokyklą rinkotės irgi atsižvelgdami, kaip vaikas keliaus iki jos? Tai buvo taip pat vienas iš kriterijų, kuris mums buvo labai svarbus. Ir tai, kad stotelė yra toje pusėje, kur mokykla, tai jau didelis pliusas. Bet to čia yra labai aiškiai apibrėžta ir pakankamai saugi perėja. Todėl, kad nekartą teko matyti, kad vairuotojai jau yra įpratę, kad čia yra perėja ir jie stabdo. Ypač rugsėjo mėnesį ypatingai. Šiuo metu vaikus jau nuo ankstyvo amžiaus darželyje auklėtojai, vėliau mokytojai moko, kaip saugiai kirsti gatvę, saugiai elgtis kelyje, kad reikia dėvėti atšvaitus, būti matomam. Vis tik informacija ne visada pasiekia jaunas galveles, ne visada jos atkreipia į ją dėmesį. Kaip vaiką reikia mokinti, kad jis žinotų, kaip vaikščioti, kaip elgtis eisme, kaip elgtis gatvėse? Kad kažkaip savaime dar, kai buvo visai mažas, mes eidavom per gatvę ir visada kalbėdavom apie šviesoforą, apie perėją ir didžiausias džiaugsmas tai paspauti mygtuką, kada užsideg žalia šviesa ir tada jau eiti, būtent tada, kai dega žalia šviesoforos šviesa. Didžiausias mokytojas tai yra pavyzdys. Pavyzdys to žmogaus, kurio pasitikė. Ir pirmiausia, tai yra mama ir tėtis. Po to, žinoma, mokytojas, draugai, bet tik tai savo pavyzdžių ir tik tai savo elgesiu gali parodyti, kad tai yra tiesa. Nes kalbant vieną, o darant kitą, tai... Gerą pavyzdį turi rodyti tėvai. Geriausia, jeigu jie pavyzdį rodo ten, kur vaikai vaikšto, jų kasdien minamų maršrutu iš namų į mokyklą. Su pavyzdingais tėvais kirsdami gatves tik pėsčiųjų perėjose, palaukdami, kol automobiliai visiškai sustos, jie tai kartos kasdien. Ir mokyklą pasieks bei iš jos grįš saugiai, nes tai taps geru jų įpročiu.